Nu kurva. Gerai. Čia kaip žinai, bičas, ble, tą rankinį mašiną užtraukęs. Čia sumar ar kas čia vyksta, ble? Labas vakaras visiems. Labas dienos. Labą dieną. Visiems sveiki atvykę į naują reaguojam epizodą, kur mes toliau žiūrime kelias į žvaigždės. Taip, ačiū 100 000 peržiūrų antrą epizodą. Labai jums dėkojam ir žiūrim toliau. Tikiuosi jums patinka. Aš tikiuosi, kad pakelsim iki 150 šį kartą. Taip, 150 norėtumėm kitam kartui. Laikinkit, būtinai subscribinkit ir viskas. Iškart pasakom, dar ateikite mūsų turą. Fotke čia. Fotke. Lapkričio 15 diena Alytus, lapkričio 18 diena Vilnius. Ir toliau jau pasižiūrėsi čia fotke. Jo. Einam prie video. Einam prie video. O, jau bachūrai atsirado. Rūlė. Pažiūrėsim, ar tą įdės, kur geria alkoholį. O nereik mum aptarti, kas prieš tai buvo. A jo, galim. Prieš tai buvo crazy. Žiūrim video. Tas, kur prigeręs atėjo. Atėjo, žiūri, girtas bičas į išmes projektą. galimai. Yra mino. Man taip rūlė. Jau. Pažiūrėk iš karto. Niekas nebeverkia. Iš karto prasidėjo. O, jau prievartavimai čia vyksta kažkokie. Dvi realybės šou dalyvės, Raminta ir Dangė, pirmosios šeštadienį stojosi. Denga. Vis dar serga denga. Aš visą laiką nežinau, kas yra tas balsas už kelias į žvaigždės. Ir turėjau garbės prieš savaitę susitikau su juo. Nusutikau, žodžiu, aš jį. Tai čia yra Dominikas. Ir jis dabar daro visokius savo projektus, turi savo podcastą dabar naują, kur ten visokius vatnikus išaiškina ir panašiai. Ai, žinau, kas čia toks. Jo, toks žiūri kietas bičas tatuiruotas. Dabar žinau. Tai čia yra Dominikas. Jo, ant laužo, kur tą daro dabar. Jo. Žinau, eiktų, dabar surišau. Aš manau, kad mane paliks mergina per šios kalėdas, nieko dovanų neturi nupirkęs. Jaučiu sėdėsim, žiūrėsim vėl tas nesąmonės, reaguojam. Ten kelias į žvaigždės kažkokį. Tai jūs nelydėkit, palaukit, mes žiūrėkit, čia turim nuo komandos. Čia galit. Va, 2 kuponai čia yra, 2 bilietai už 14 eurų. Čia 2 žmonėm. O, ačiū. Čia galėsit padovanoti. Ačiū. Galim jau tą sklaidą, viskas gerai, rimo nereikia? Gerai. Gerai, pasakokit, kaip restoraną atsidarėt. Bet galimai merginos tėvai irgi paskui supyks, ant manęs nieko neturi irgi padovanojęs, jie tokie inteligentai, biški nežinau ką jam. Gerai, palaukit, kažkas suras. Va. Čia Polo Star yra. Dovanų kuponas kalėdom irgi 2 bilietai. Jo, čia 22 eurai šitie. Ačiū. Irgi čia toks kalėdinis pasiūlymas šio polo. Turėtų patikti. Galim jau tęs dabar laidai, jau papasakosit apie restoraną, kaip Gerai, nu pasakokit, nuo ko prasidėjo jūsų tas restoranas. Bet paskui bijau, kad sūnėnai gal dar nebemėgs manęs, nieko nenupirkau šiem vaikam. Ne, nu, jūs naglas esate tikrai, nu mes jūs dėl restorano pasikvietėm, tai pasakokit, kaip atsidarėt restoraną, ko iš čia dabar iš mūsų kaulėje dovanų, pasakokit, prašau. Gerai, man tik gaila sūnėnų labai, mėly vaikai. O, Jėzus Marija, ką čia su jums daryti? Va, vaikiškas yra, dar 2 bilietai vaikiški, už 8 eurus. Tai šitos sūnėnai, šitos tėvam, o šitą merginai. Padovanokit. Nu, ačiū labai. Viskas, susitarėm, galite jau apie restoraną. Jo, gerai, filmuojam. Gerai. Nu, kaip busit pasiruošęs, sakykit, nuo ko prasidėjo ten kelionė. Bet aš jau žinau, aš varysiu, gal žinokit, man biški čia skubu. Palaukit, sugrįžti. Ne, man labai reikia išvaryti, žinokit, ačiū. Pasirūpinkite savo kalėdinėmis dovanomis iš Apollo. Nu, taip galvojau tikrai, kad nieko nedarysiu, nežinau, net. Galvoju, ateisiu ant scenos, pasakysiu, aš nedainuoju ir viskas. Bet Valinskas neleidžiu. Sakė, kurva, Tangi. Pabandai nedainuoti. Aš tau supisiu visą karjerą. Aš tau prisiekiu. Buvo sunku su savim kovoti? Šiek tiek jau. Aš galvau, jin laimės, čia pils šūdus kažką. Jo, kad tu Toliau. Aš galvoju, jis sakė, žinai, Apipisau, man viskas gerai. Toliau, verki. Viena grįžta į draugų būrį, kita eina
Prie Nachui. mikrofoną. Su nauja mobiliaku išėjus. Daug laimingesnė. Nokia. Man Ernestas yra taip išsivedęs iš baro irgi per gimtadienį. Va tokį veidavo. Su mergom branšo išeinu taip. 5 valandą vakarą vedavo tokią namą. Per daug patenkinto, kad išėjo. Į lauką. Jo pirmą kartą. Į lauką. Deguonis. Ta telefoną. Bet tiesiog davė, be dėžutės, tiesiog ragelį. Čia Valinskas sens ragelis buvo. Ir tiesiog atėjo. Kaip mažam broliui. Tą dangtelę atsidarai, Jo, akumuliatorius nėra. Turiu nusipirkti. Kur aš dabar jo sudaužytą ragelį tiesiog senelį atiduodi, nes jam jis nori naują, bet nu kam senelį naują ragelį, tai šitas pats. Limpa visą. Vaikų apčipinėtas. Iš akro išeina. Tokia laimė. Aš irgi taip džiaugiuosi, kai iš akro išeinu. Ai, grįžo daiktus susirinkti. Kitų daiktų sem 100%. Nu, kur va tas pasims, aš Kaip irgi ta biškį vieną. Jurgelevičiūtė buvo. Kur Ai, kur šokių pamenu. projekte, va taip. Aš paimsiu jos suknį. Dainos tai tokios šiaip darželinės biški, ne? Darželį va tokios. Ar girdi, Jo. žvaigždė, kuriai tu gyveni. Mamų dienos proga, Jo. žinai, pasirodyms toks. Galvoju, nu jeigu nors tai jeigu paskutinį kartą, tai jūs gerai. Čia aš kaip pasakoju draugelį iš kitos mokyklos. Aš mokyklai tai populiariausias. Jau. Visi žino mane mokyklai. Kur, kas tavo Kas tave žino? Kas tavo palaikė, kas čia svaigsta. Kad čia, kur? Patenkinti. Eik namo. Šiandien taip. Jum darželio lygio dainą bando į taip. Labai reikia stiprybės. Nes šou verslas, tai yra tiek daug. Jin jau yra. Jo. Savaitę pabuvęs. Jin čia jau projekte. Jessica Shai. Jo. Jin jau jaučiasi Jessica Shai dabar. Žinokit, aš jums apie šou verslą pasakyčiau. Jo, aš apie arenas galvoju dabar jau. Išeisiu jau. Ar girdi, kaip arti? Susiskambinau su vadyba, jau arenas darysim. Tai gal reikia ir tau paverkti? Bum! Būtum paverkus, gal irgi pakniaugus, bet šiandien Nu. būtum ir gavus balsų dabar. Biškai daugiau papą būtum parodys. Nu, Nu, duše, nenorėjai, ne? Va. mes tau sakėm dabar. Mes tau sakėm, ką daryti, turėk. pati nenorėjai. Ji dar kurį laiką neišeis, jei norisi atsisveikinti su savo, kaip jis sako, naujai. Aš čia atvestomis pabūsiu dar. draugėmis. Aš Kur nenoriu už žiūri nuomą visi mokėt. galvoja ir tuos naujus dalyvius laiko laukia, kad tipo, nes jie turi prasilenkti ir jie stovi laukia šalą prie Akropolio rūko. Iš ten Ai, raminta gali išdėti, kiek greičiau. ten tos daiktus Aš renka. jau nebegaliu. O ten savas, ar girdi? Kaip arti? Noriu palinkėti sėkmės dar jai nepažįstamiems realybės šou dalyviams vyrams. Čia aš po tūsą grįžęs galvoju, ar čia tikrai teisinga linkme einu. Kur gyvenime. laukia švies ir... Jo, va, 7 atsigulęs ant sofos Jo. namie. Į lubas žiūri. Jo. Eik, na, kaip nejauku. In čia pasilikus visi galvoja, kad jie grįžti, jos nebus, nei dar tą laišką palikus ir jinai sėdi toliau čia. Tai da pabūnam, pasėdim. Ir vis biškį. tokia plenda. Varyk, raminta jau, varyk. Užkritai, kiek čia Viskas. bus. Ir išgeriam tąsį. Nu, dama, išgeriam raminta ir eisi jau. Jo. Nu, papaskutinį. Jin dar gal galvoj, ble, aš būsiu ilgiausiai kiek įmanoma, gal sakys, tai pasilik. Jo, jo pasilik. produsai gal, žinai, Nu. sakys, ble, gal Tai pabūk. pasilik. Ir bandai čia dabar dar. Jo. Paskutinį išgelbėjimą Na, padaryti. kaip nejauku. 100% aš taip daryčiau. Išėjai. Nu, pagaliau.
Vyriška jėga Gal paskambina. Arba atiduodi ragelį, arba pisišis. Jo, o važiavo patenkintas. Patenkintas už atsisveikinimą. Ką čia valgyti, gal čili picą? Tos draugės vis tik naujai atrastos konkurentės. Kaip bebūtų, vyriškas atėjimas užgožė moterišką išėjimą. Raminta išėjo. Jokių emocijų. Jokių apie tai kalbų. Čia lyg ir ji buvo. Čia jos nebe. Bet jie buvo rūflės. Tipo. Užgožė moterišką išėjimą, jokių kalbų, jokių verksmų. Jo, Jokių gal daugiau emocijų. reikėjo paverkti būtų, Nu. gal pasilikus jo. Gerai, einam, gerti. Dai, Kiek čia O, verksim? pareina. Bet dabar bahūrai bus, gal jį labiau nusadins. Ne, aš manau. Ne, dar labiau? Jisai labiau dabar gražiau elgsis prie bičių, manau. Davai, avis, einam čia. Eik Pu, 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 pu. Bernai ir avis. Kam tas švilpuką galėjo tiesiog, kad jisai. O. Kas šiaip tiesa, jie vaikai yra. Vaikai 18 metų. Nu, o jam kiek, kokį 3 kažkėlį metų jaučiu, kiam. Man įdomu su jumis susipažinti. Po vieną labai trumpai, po 1-2 sakinius. Daug nepasakysiu dabar, žinok. Pirpizis esu. Pachmas jam Belė pavalgė. koks pakmelis man yra, žinok, daug nepasakysiu, žinok. Man, žinok, sunkiai ir kalbėti. Žinok, daug nepasakysiu. Aš ir blaivas labai prastai kalbu, tai man pripisus iš vis nei žodžiai nesirenka, žinok, dabar. Man čia su tom merginom, žinok, aš negaliu. Jeigu putę duosit Man kokią čia vieną, sunku, tai aš aš tada labai prabilsiu laimingas iš karto. būsiu, Iš karto Jau tada prabilsiu, viską ir jeigu man papasakosiu. mina. Pasakyk kažką. Varulį tai pochai. Jie čia perpisa. Jo, biškai. Kaip patiks Mino. jum. Jo, mokinsimės italų kalbos. Jo visas personalis italų kalba. Absoliučiai daugiau Absoliučiai. nieko, visiškai nieko daugiau išskirs, kad italų kalbą moka. Aš žinau, kokį man tik reikia su 3 dienų, va, kad įprast. Pažiūrėk į mane, pupyta, oi pažiūrėk į mane, mamyta, stebėkit mane vakare ir iš ryto, aš jau televizijoje pradžia padaryta. Pažiūrėk į mane, pupyta, oi pažiūrėk į mane, mamyta, stebėkit mane vakare ir iš ryto, aš jau televizijoje pradžia padaryta. Nu, Mino man čia atrodo žiaurus nevykėlis. Žiauri, va. Belė kaip. Pliama toks vakarų salūno palangos. O žinai, kaip itališkai yra pizza? Solamente sta curro, mi puta carala. Pomidorūko, pizza. Margarita, pizza. Visą jo kalbą. Bruschetta. Bruschetta, prosciutto. Makaroni. My ex is crazy. Makaroni, ravioli, pizza. Jo, parodyk tai. Su Janutė jie čia. Aš tai žinok, esu darysiu sabotažą. Tas geri, nesustoj geri. Tai tik tą ir filmuoju. Nes kitaip žinok, bus neįdomu, tai jūs sėdite verkite, na, jūs skundžiatės. Oi, jam pizdan. Patikėk, tikrai taip Jie nėra. nerodo, ką mes čia dirbam iš Nes tikrųjų. aš verkiam, Gerai, kameruns nežiūrėjai į tas Mikutavičius. Jo. Nes būtų Būtų išpradėjęs. žiauriai gėda. Nes tam tai čia pizė. Belekai, kaip aš va dabar ateičiau ant panuškės pavaryti. Nepataikyčiau pradžios. Jo. Ir dar visų kitų likusių. Eik, tu man. Nieka nepataikė, nieka. Radau jau. Jos jau, Va. jie burkojas Su jau. Janute, Jie ne? su Janute, ne jie. Kas yra Arvidas? Žinau. Eik, tu man. Aš kvapą jo jaučiu. Nežinau. Tu vytintų dešrų ir cigarečių. Atsidod. Čia rusiška daina. Aha. Čia gal atsigavo šitą Simonas su Rūlė. Julija. Julija. Nes vardą nežinai. Antiek. Šiaip mes Nefigūruojanti darėm researchą persona. apie Juliją. Apie visus. Jo, ir Julija dabar šiaip yra Influencerė influencerė, Danijoj. gyvena Kopenhagoje ir labai nusisekus, jinai turi virš 200 000 followerių dabar. Taip. Mados influencerė, taip.
Nežinau, jeigu rasiu... Tai jie čia jaučiu geriausiai paėjo iš visų. Jo. Tie tai ger, dabar jie atrado, kad čia duod nemokamai, tai jie dabar išnaudos. Bet kodėl tik bernai, kai atvarė, jie kažkaip alkoholį atrado, pastebėjai, nebuvo, kai mergos vienas, kad negerai. Nes čia, žinai, bernai, jiems visiems 18 metų. Jo. Davai! Sam! Pusvalandį, davai valandą. Valandą, prašom. Kaip? Davai valandą, O, prašom. jie yra turi, ne? Nežinau. Davai valandą, prašom, mes jūsų ant stogo. Jau rūlė, jau jisai ims. Ko prašot? Jis jau čiups. Klaupkis ir tu ant stogo. Eglutė. A, jie atsiklaupė? Mes prašom ant stogo. Valandai ant stogo. Langą vieną, prašau. Jo. Vieną galit langą. parodyt, kaip laukas Mums tik atrodo. vieną langą. Alaus turim, duosim visiems, žodžiu, užteks neprapulti su mumis. Solum neleis. Neleis. Neišleidžia čia su gėrimais į lauką. Čia yra papirkimo toksai ženklas, kad šiaip Tada tai išleisdavo. Nu, gerai tada. Girta neleis. Žinok, Gebrytė, jeigu aš tai žinok, bijau, kad aš net laikysiu. Dabar aš atėjau, bet... Žinokit, aš pamačiau, jau baigsis alaus stojas, galbūt, kad ne. Aš net laikysiu. Neišbūsiu, žinokit, Jam be jaučiu alaus. narkotikų reikia, jis dėl to net Jo. laiky, žinai. Aš gali būti, kad prašysiu visus mane išbalsuoti. Bet kada nors. Gal ne dabar. Aš sapšiu. Kaip atėjau. Eik, nestabdo, jie čia. Juos surinko gyvėl ir jie daro savo koncą. Tai jie eina į visokius intervus, tai vienam iš intervų sakė, kad tiesiog, nu, savo mes visą laiką gerdom. Ne? Nemokamas alkoholis, savo mes visą laiką, tipo, komai buvo. Ir rašai tas dainas, kažką ten bandai repetuoti, žinai, bet šiaip tai... Bet šiaip kominis. Komai. Nu, bet aš, čia tau 18 metų. Jo. Duot gerti. Jo. Tai ką, tu kad negersiu? Tai 100, aš tą patį daryčiau 18. Tai visiškai. Pliusai ir minusai kelyje į žvaigždės. Pala, mes žinėjom, kad kažkas Picassogi yra dabar. Taip, Haroldas. Ai, Haroldas Jo. ir yra Picasso. Haroldas ir Va yra šit. pasirodo Picasso, jo. Tai žiūrėk, jisai gal labiausiai ir... Jam labiausiai turbūt, jo. Nu ir tai, influenceriai. Nu. Bet pripysė visi pilnai. Visiškai gatavė. Nes dabar, pažiūrėk, ir jie geri, va, bonkių visą laiką geri. Ir smagu. Žiauriai. Ir tu žvengi, susirinkęs, pripysės. Su random žmonėm. Poliai tokie. Iš tikrųjų. Atein tas žąsas. Tikrai taip. O ypač eglutė. Kuri labai laukia. Dėl to jie čia su akiniais gal ir vaikšto. Nes Jo, jie gatavi. nes Visą visą laiką laiką pachmas, konstant pachmas. Įsivaizduoju ir sekmanį paskui atsikelti ir dainuoti reikia. Nu. O kas tu esi dievas, kad nuspręstum? Tai ta pati žmogiškojo žmogus patekęs į ruletę. Jo, jie čia gatavi. Tak što aš geriau pabūsiu žmogus, kuris yra tikroji ruletė ir pasakysiu, kad... Šiaip čia 18-mečių svajonė yra absoliučiai. Gerbiamoji... Tu galvoji, kad tu būsi, čia pabūsit ir tau bus Jo. viskas, susitvarkys, taip, viskas, babkės, tu žvaigždė, Jo. gauni gert, su mergom pabūti, čia svajonių 18-mečių gyvenime. Absoliučiai. Eik. Čia crazy. O paskui... O paskui baigės, kai baigės. Baigės, kai Pasirodo, nenustoji gerti, kai išeini. Bet šiaip jo, man atrodo, kad daug kas iš tų švatų sezonų, apskritai problemų, iš ne? kelias išties jo prabilo apie tai, kad Problemų turėjo. jo, kad geria visą laiką su alkoholiu, taip kad daug. Nes čia įprato. Man atrodo, ir Vėl. Miškis irgi pasakojo. Vudis tikrai pasakoja per kitokius, tos nepatogius klausimus. Bet ir šiaip, man atrodo, čia ne tai, kad jie čia gyveno ir išmoko, bet jaučiu, kad... Ne, tiesiog, ta nes labai šlovė big buvo. jo. Buvo labai big, nemokėjo tvarkytis 18. Ir jie labai greit užkilo ir labai greit jo. nusileido paskui. Nes tais laikais dar nebuvo, kas jos surinktų, žinai. Dabar jau tokie iškiltų, kažkas, tipo, prodiuserinė Vadybos susirinktų iš karto, jo. tipo, ateik, mes tau padarysim. Jo. Tai žinok, savim pasitikėjimas, žinai, kur yra muzika. Jeigu pasitikė tom, kam darai muziką, tada yra, jeigu nepasitikė. Muzikai viskas. Čia grinai sodybai, kur būna užstringi, kai kalbėjom, žinai, Jo, jo. užstringi tą kai tu paima Stringi su kažkas. bahūru. Tai žinai, aš tau Jisai paaiškinsiu dabar, apie gyvenimą. kur tu išeini parūkyt, galvoji, ble, biš pavargau su visais bazarins, išeisiu viens parūkysiu ir kažkas stov rūkyklai. Eik, tu na. Ateik, Viskas. jau galvoji, eis. Jo, Ateik, ble, ateik, čia. bibidėjau. Ne, pala, ateik, Erne, ateik. Aš tau noriu vieną Žiūrėk, dalyką papasakoti. tas rasizmas. Jo.
Čia grinai, nu. Mama. Grinai mano mama. Grinai mama per balių. Moku aš tą anglų. Jo. Ką tu čia Kur svaigsti? žinai, kur kai maži buvom ir mama tokia, tipo, prie stalo sėdi. Aš žinau tą dainą, vaikai. I could never feel by you. Ir visi, tipo, ble, mama, gal gali, prašau, nes nedainuok. Ir dabar atrodo toks, kai praėjo daug metų, atrodo, ble, kodėl mes neleisdom tai mamai dainuoti. Mes įsivaizduojam Aš dabar taip darau. Mes tokius šlikščius žodžius mamai sakydom, kad, tipo, tu gali baig dainuoti, nedaryk gėdas, aš dabar dainuok, tik Prašau, dainuok. tu Gal dainuok. gali padainuoti. Aš dabar blaivs tokius dalykus darau. I could never. Kitiems galiu patarimus sakyti, žinai. Kaip? Iš tikrųjų, tai savim nori elgtis. Bet kad savim... Nesuprantu, kas čia dedasi jau. Kaip elgtis nori? Aš savim noriu elgtis. Gerai. Natūraliai, aš visiškai natūraliai. Kai tu pasakai, kai jie čia visi gerdavo, aš dabar matau jau, kad čia tikrai visi Absoliučiai. gata. Va, mama gatava. Jie Jo. daktų salį. Mikrofoną Dėl to čia pasiėmė. tokios nesąmonės ir vykdavo, nes jiem Jie pripisi, jiem neturi gėdos jausmo. Mama iš AliExpresso mikrofoną parsisinti. Aš dabar dainuosiu. Ir man tiesiog tas natūralumas labai Elgesys yra toks daiktas, ta prasme. Grįžti iš mokyklos. Šiaip dabar taip fan skamba žiauriai, bet vaikystė gėda būda. Taip, aš... Tai va, pasakyk savo, kas yra natūralu ir pasakyk, ko tu nori. Viskas. Išsprendėm. Kas man natūralu? Enis rasizmą išspręs. Darysim tą patį dabar, man pasakyti. Man šitai atrodo natūralu. O kaip aš noriu? Ai, tu juodaodžių nemėgsti, ne? Tai negalvok, pamiršk. Pamiršk. Jie irgi žmonės. Tokia pat žmonės gyvės. Nu. Dabar atrodo, kad juodaodžių nemėgsta. Tai žiūrė, baltaodžiai, ne? Baltaodžiai, ne? Tau nepatinka jie? Pamiršk. Pamiršk. Viskas. Groti ir taip toliau. Dangė, o? Aišku, mokytis tikrai reikia. Pažiūrėjo. Ar neapsišyk? Judėti geriau. Ar nieks nematė, kaip prišiuko? Ble, neapsišyku aš. Ir taip toliau. Ai, nieks O, nematė? ai, ne, nieko, viskas gerai. Normaliai. Brum, brum. Dangė atsirašė jau. Čia psichoždas užėjusias jau. Janutiniai. Čia kai tave nuveža pas draugės, mėgoti ir tu naktį gal aš noriu namo, prašau, mama, gal galėtų daryti pasiimti su meškiuku. Ir jie jaučiu nežino, ar dieną dabar, ar naktį. Nes neturi Gali langų. būti, kad jam yra. Laikrodžių irgi neturi. Įspūdis buvo toks, kad tikrai įtampa didžiulė vyrauja. Įtampa Vyrauja. visiškai kitokia. Viskas su vyrais turbūt vyrauja. Moterų negali būti. Patalpos visiškai jaukios tokios, tikrai man tai pasirodė. Atėjau čia ir tikrai labai... Ir šlykšta, absoliučiai šlykšta. Ir nesas smirda visą laiką. Jo, mane paguldė Atrodė prie jaukiai, o Ernio. dabar taip šlykšta. Mane prie Ernio paguldė. Aš geriau su paršais gulėčiau. Pučia. negu su jom. Pučia visą laiką. Į veidą tiesiai pirigaras. Ai, čia šitas. Aha. Opa, Rimiškis. Ir tikrai su prasižiojęs buvo. Nes darė... Palauk, tai Janutė neturi Berną ar ne? Tur, taigi buvo, ar nebe ten Ai, kad- bratkis koks. Buvo, palauk, jos Toks atsimeni pliks, pačioj pirmoj... Ir sėdėjo ant sofkės. Kai žiūrėjom pirmą laidą, ir sėdėjo bičias. Ir tai žiūrėjo. Nusiskudė. Ir jo, ir jinai dar sakė, kad vaikinas tipo nenori, kad eitų, bet palaiko. Atsimeni, tas faktas buvo pirmas, man atrodo, Po šitą nebeturi jinai vaikiną. Ne, no chance, nu čia Nebešam, nesam. čia deal breakeris. Taip su draugais pasėdėjom. Taip ramiai buvau. Da su Haroldu būtų, da suprasčiau Da, dabar. bet su O su Rimiškinu Rimiškinu, sen. blėt jau. Nes Rimiškiu tai čia, žinai, jisai... Be palaukėm, yra čia 18 metų, įdomu, ar jie turi tą prakaituotą paauglio kvapą dar. Ne, čia jau jie praaugė šitą.
Ne, tai jeigu jam čia taip gerai, tegu jis miega. Švirta. Mažumėm taip patogu. Ne, mažumėm taip patogu. Mažumėm. Aš tai būčiau palikęs, na, kai kelti tą lovą. Tai kaip būtų atsikėlęs ir lipęs, nu. Visada girtą draugelį nereikia judinti. Aš taip sakau. Nebent pakritęs pamiškėjai, tada nuneši, kur šilta. Kur grėsia pavojus Kur šilta. O taip, tai tu ką tu jam čia gadini? Jam taip patogu. Nu, negadink. Su džinsais. Da, jeigu vemtų, tai iš ant žemės tada ramiau. Fainas rulio atrodė šį. Dar aliuką paskutinį prieš miegą. Jau nebeprasimerk akis. Vis tiek susileista. Prieš miegą aliuką, blėt, kaip myščiau pastoviai. Jo. Belekai čia krizen, visi gatavi jau vakarė, visiems jau pizė. Dažnai tas, kuris labai girtas krizenimas, kur... Jo. Tas toksai, kur... Man sofas. Išpisai ten visi. Kur žinai būna, kad lovai miegi ir tau sukas viskas, bet galvoji ant sofos perės. Gal geriau. Bet į pisą laus dar matei. Paties. Prasibudina, vieną liko. Orientuojasi, kuris yra ar ne, man keista atrodo. Kriaučia valgo. Nebuvo užmigęs. Jo, čia vis dar vakaras, dar laukiu. Negaliu, dar laukiu, biškį užsikurs. Gal atsikels kažkam, gal irgi nesimiega, gal nepasikurs. Jis šiaip jaučia tokia, žinai, kur nemiegojo, jis tai palauks, kol kažkas atsikels ant pietų, vis tiek pradės gerti vėl. Pasijungs atgal. Pasikurs vėl. O ką veik dar? Nežinau. Keista, kad nei vienas nebando tą prasidėjimą padaryti, jeigu jie ten pripysė. Nes aš taip darydavau. Ai, taip, praleis biškį. Kai grįžti žiauriai gatavs ir tiesiog pasėdi. Pasėdi ant lovos, su rageliu, pasėdi pusvalandį, pračiūchin, tada buf, iškart. Ok. Va, šumas. Va, matai, iš kaimo žmogus, va. Tvarkings, kiaušinienė. Ir miškis jaučiu gamindavo žiauriai gerai. Karką kokią. Žinai. O, Ernė, žiūrėk. Ernė, žiūrėk. Tai nėra visiškai nereikalingas. Nėra degradinas visiškai. Blet, kaip jis? Kur valo paskui, jeigu. Bet jis jaučiu tik savo pasidarė. 100%. Tikrai ne kažkam dar. Nu, bet visiems čia gaminčiai sudėtinga būtų. Daug čia tų žmonių. Jo. O aš va šitą rolę imčiau irgi. Aš nemoku tvarkytis. Jo, kaip tu tai, ant kiek tu durnas turi būti, kad nemoki tvarkyti. Tu nemoki paimti daiktą, perdėti į kitą vietą, kuris turėjo būti, kas tai yra. Aš nemoku tvarkytis. Nieks neišmoka. Šiaip dulkės nuvalyti reikia išmokti, pavyzdžiui. Kad reikia į vieną pusę, pavyzdžiui. Nes yra žmonių, kur taip daro. Va taip, tipo. Ir tiesiog tu paskirsti dulkės kitaip. O kad reikia, tipo, taip, žinai, brauk. Aš atsimenu kažkada, mano broliui parvežė tėvai PlayStation 1, kai tik išėjo. Jo, ten buvo jau išėjęs, žodžiu, ten atidavė, žinai, kažkas Tautvijui tą PlayStation. Jo, ir tada, kad aš nesijaučiau liūdnai, man irgi turėjo kažką parnešti, žinai, ką man parnešė? Kinderį. Ne, servetėlės baldom valyti. Ai, sakai kažką. Jo, nes man patikdavo tvarkytis ir sako, dabar galėsi visus namus sutvarkyti. O brolis su pleistaku. Ble, nemylėjo tavęs, ne? Ne, labai. Du iš jūsų ketvirtadienį važiuoja savo pirmas gastrolės į Rygą. What? Ir Ryga ne šiaip savo, o ten vyks susirinkimas, kuriame dalyvauja panašių realybės šou nugalėtojai, skaitant Fabrikas Vels nugalėtojai. Šiek tiek aišku pas mus. Tais laikais Ryga, tipo, buvo žiūri daug. Yra. Nežinau. Nes man dabar sakytų, nu žinok, varysi į Rygą savaitgalį. Eik, tu na. Gal galima. Ką ten? Gal aš galiu čia būti? O čia, wow, kaip į Hollywoodą. Jiem iki rytojus reikia paruošti dainas visiems. Parašyti dainas ir... Ir dėl to ir būn tokius. Kas čia vyksta?
Medikai Vilijos primiktinai prašė bent kelias dienas nedainuoti. Netgi neprašė, o tiesiog uždraudė. Tad į pirmasias gastrolės Su balso stygom gal kažkas. ji nevyks. Tačiau, Tai jie jau buvo, atsiminam. Nu buvo jau. Vilija balsuos. Minusą aš išrinkau burtų keliu, labai dėl to atsiprašau. Man buvo labai sunku apsispręsti, dėl to aš pasirinkau lengviausią kelią, kaip bebūtų keista. Bet tikrai, kai rinko tos burtus, kažkam nenorėjo dėti minusą. Ir tiesiog, žinai, Nu gerai, ne. šitą nedėsiu. Liet kada tą dangį iškris. Jo. Susirinkome į pliusų ir vakarą. Janutė, ne tu pravest pliusus. Jo. Ir pradedam tada nuo Arbulios. Minusas už tai, kad tu neišleido mūsų ant stogo. Dedu Egliai. Normaliai. Ir jinai tai pasakė, Kėvo, kad tai yra blogiau negu nusirengti. Ant žvenga jis tokį. Jo, maladėts, taip ir reikia. Ant žvenga. O pliusą dedu už šitas visas, kaip sakant, impiero paslaptis dedu ant Mino. Per daug itališkai bazarė. Iš pradžių pliusų. Tam jau nežai prasidėjo. Pradedam nuo pliuso, tada Nervins cholerą užnešė. Jis vienintelis be kojinių vaikšto. Ai, nusmirda Kai tas man kainas. toks... Aš rūliai pliusą dedu šią savaitę, man patiko jis. Nepyk, prašau labai. Bet negalima verti, žinok, šau. Dangiai davė. Negalima verti iš viso. Iš viso. Dangė verkė praeitą savaitę. Šią savaitę neverkė ir labai vyriškai kovojo ir išmoko daug dalykų. Kaip italai sako, žinai, dolce far niente. Nes kadangi neverkia kaip boba, jinai vyriškai kovoja. Aš taip manau, bernai šiaip duot pliusus, kur norėtų su tom mergom. Minusą aš Žinai? sakiau, bent jau pradžioje iš tikrųjų labai sąžininkai žiūrėsiu. Kol kas Eglija. Ką ta prisidirbus? Kad dainavo baisiai tenais, nu tai gerai, nu, sorry. Pliusą dedu. Tam pachmas žiaurus. Susidainavom šiandien ir visada. Tai Rita. Rita. Jam patinka Rita. Rimiškis tikrai Ritai dos. Tikrai, tai jau Tikrai sėdas ant 100, veido. jo. Nepriims ir jokių pykčių nebus, tai Eglija. What the fuck, ką jums padarė Eglija? Pati- Kodėl pati Ernio nieks nustebus. nemeta laukan? Ernis jums viskas normaliai yra, su Erniu jis tipo O Eglija jau blogai. Prie Va ko? čia tai man keista yra. Nustebus aš esu. Žmogui, kuris... Rūlė, kai pradėjo minusus dėti, negalvoja, kad tai bus. Jis gal. ant bairio dėjo, tai Nu. Eglija iš viso. O gal jin kaip motina visiems aiškint, žinai? Gal ir nerodo. Susitvarkykit, tipo. Jo. A, jūs Nedarykit galit nesąmonių. Nu, nelaužykit. 9 valandą vakar. Jo. Eikit viskas mėgoti. Nelaužykit. Piskit mėgoti, jau Ir mane jiem nemėgot. užpis ir jie nori ją Gal. išmesti. Matai, čia Mes kaip faktus sakom, visiškai sukūrėm informaciją, kurios net nerodė nieko. Tai čia visa mūsų 100%. laida. Taip ir Apie yra. sukūrėm faktus, kurių nėra. Praeitą savaitę padėjau minusą, dabar dedu pliusą rytai. Galvoju, nu pasigailėsi, O Eglė, minusas tu kur pisu aš tą yra- minusą. Už tai, kad galbūt, nepriimtų tas žmogus. Kad neklausa, ką aš sakau. Tai minusas. 6 ryto nesiplovė indų tada, kada aš norėjau. Minusas. Vardą nežinau. Ai, čia jau iš pykčio davė dabar. Atgal atskiršė. Apačioj. Pačioj aš. Fainas. Susinervina dabar. Bet jis rūlė fainas iki kol negaun minusą. Ir žiauriai. Apačioj aš esu. Ir verkė. Žiauriai priėm, jo, Jo. labai stipriai priėm kritiką. Dar vienas minusas pisnuk. Labai gerai sutarė, man atrodo. Ir tai Nu, yra, Picasso. man atrodo, irgi labai talentingas žmogus. Mindaugai, sakyk. Būdžiui. Aš tik įvadą padariau. Būdžiui. Mino, sakyk pizza. Pizza, sakyk. Pizza, sakyk. Pizza, pizza, restorante, pizza. Kuris vakar naktį labai visiems praskaidrino nuotaiką ir kurio šiandien gimtadienis, tai dedu rūliai. O, Jam per gimtadienį Eglija su pisa nuotaika. tai pats pradėjo. Pats pradėjo. Tikrai nieko asmeniško, tiesiog mes pragyvenom savaitę ir tiesiog mažiausiai bendravom su to žmogumi. Julija.
Jis jaučiasi iš vis, jinai net negersi visais. Aš nesu mačiusi. Jin tokia, kur... A Julija gersi jau? Ne. Kas tau yra? Jin susijonas. Ger. Tai kažkodėl išeina. Susijonas. Net Eglė jau pasijungė su mumis, čia pisa proto, bet ger. Ne. O tu ne. Ne, aš žinoma. Tai va, pliusas žmogučiui, su kuriuo pasirodo turiu kažkokių telepatinių minčių. Tai pliusas Vilijai. Jos draugeškas, 2 fainulkos. O minusas žmogui, paprasčiausiai pagalvojau, dėsiu už tai, kad neleido šiandien normaliai įsimiegot ir dar už tai, kad galvojau, kad tikrai negaus ne vieno minuso. Tai minusas Rūliai. Kas Rūliai? Kas jam yra? O kodėl jum Ernis gerai yra? Jis negi Rūlė. A jam neleido gal už Ernį balsuot, kad jis kontentą darytų? Gal. Kodėl jisai... Labai keista. Nei vieno minuso negavo. Gal jis nesąmonės davė. Aš nesu įsitikinus, kad jo vardas Ernis yra. Sakai? Nesu įsitikinus. Bet bus Ernis. Nu gal. Ne, man pikta. Rūlė atrodo maladėts. Bet turi 2 pliusus. O, nu. Žmogui, kuris visiems nuotaikas, aišku, paskaidrina, tai čia laukinukai čia. Spėkit kam? Donatai. Keista, kad neritai. Čia dedu žmogui, su kuriuo neteko bendrauti labai. Ir taip pasak. Neteko bendrauti. Žiūrėt. Nepyk dangi. Nepyk dangi. Kad tai irgi jaučiu mieg visą laiką, ten rodė. Su meškiuku apsigabinu. Su kuriuo aš jaučiuosi labai saugi ir man su juo labai gera, tai Eglė. O, mamai. Mama, jo. Tai va jos 2 ir yra, nes jin klauso. Taip, jei pasako, jin klauso. Jin saugiai jaučiasi. Ja, apgin jo. Nešaukit ant Julijos. Jo. Kai kurie dalykai man nepatinka ir norėčiau, kad šitas žmogus atkreiptų į tai dėmesį rytą čia tau. Ir mes dar pasišnekėsim. O. Dar paskui pasišnekėsim. Žiūrėk, tu savo triusikus neplautus. Kurva. Susirenki, nes zaibalai jau, tikrai. Primyšti, prišikti triusikai, prie mano padėti. Rita. Iš pradžių dar buvo nieko. Paskui aš pamačiau rudas dryžės. Šitaip nesidaro. Smirda, kaip smirda. Visas kambarys paškina. Nuo tavo tų nešvarių triusikų. Dar į kampą privėmį prieitą savaitę nieko nesakiau. Prišiktus triusikus, nu čia jau riba. Pliusą dedu žmogui, kuris iš tikrųjų... Eglė, žiūrėk, bus ant karštos kėdės. Labai talentingas, bet jam pastaruoju metu labai Įdomu, kas tas pliusus kirpa. Gal darbino kokį darželį. Valinskas, kad vaikai kirptų pliusus. Pliusus ir minusus, nes pamesdė. Mes palaikytume, nes tas žmogus labai jaudinasi, Vilija. O minusą dedu tik dėl tos priežasties vienam žmogui, kad iš tiesų vieni yra artimesni, kiti nelabai. Bet tai nereiškia, kad tas žmogus tiesiog man jis vieną kartą padėjo, bet Haraldui tau. Nerimiški irgi. Ir mes turim Vilijos laišką. Tai patikrina Dziundzė ir neuždėjo. Ar jie gal nešneka apie šitą? Jo, nešnekam apie šitą. Jie galvoja, kad jie nežino, kas išeina į teleką. Pliusas Donata. Tas draugiaškas yra viena kitai. O minusas Eglija. Nesąmonė, nesąmonė, tada, kad burtų keliu jinai ištraukia Eglį irgi. Čia žiūri mažas šansas. Reiškia, jin pis protą visiems. Eglė nepatinka jo. Pis protą. Neleidž gert, aiškin, einam repetuoti. Kaip matom. Nebesvaik. Arba gal žiūri kaip tai, kad trikščiai. Jin gal sėdi tai savo aktų salėje, niekam neduoda mikrofoną ir tik jinai nori dainuoti tas angliškas dainas. I'm in love. Ir visi galime Eglė mes parepetuoti. I love life. Eglė, tu gali ir be mikrofono kambarį, blėt, padainuoti šitą. Ne, man reikia akustikos. Life is life. Yeah, love. Balsuojam iš naujo. Ne, tai tiesiog vardą pasakė. Nežinau, ta, kuri dabar ligoninė. Vilija. Tada aš Donatą. Jie labai kažkaip, gal jie draugiškai dėlioja, nes jiem dar reikia gyventi su jais. Nes aš dabar norėčiau sakyti, kad piščiau už konkretų dalyką. Kaip Donatas sakė, kur neleido išsimiegoti. Jo. Bum. Eglija, per daug aiškini. Bum. Jo, minusas. Biškai užpisai mane. Smirda koinės. Bum. Bet kodėl Ernis tinka, aš nesuprantu. Jam gal kaip tik linksma, tipas. Gal. Šiaip pohui. Pohui.
Oi, Rūlė, eik pamagok. Jie nesustoja gerti, pažiūrėk visą laiką su Jie kažkokiu dreba ranku. visi, pažiūrėk, eik tu savo. Sucyza tiesiog koridoriui. Ir yra viena tikrai merga, kur dinai. Sugimimo, Eglija. Sugimimo, Gimimo. Sugimimo. Bet aš jau apie Ernį biškai keičiu nuomonę, man jis Jau mood fainas, yra ane? visai, man jis visai mood. Toks tipo, jis jaučias kaip filme, atsistojęs prie to sienos. Niekieno nemėgstamas. O aš nesiruošiu padlaižiauti ir subinės laižyti niekam. Aš to galiu pasakyti, man nepatinka, kaip tu ten... Nepatinka? Bet aš... O, bet vis tiek man tu patinki, supranti, nu ir Tu iš Rusijos? Taip, man patinka. Aš neturiu to, kad tu turi, supranti. Viskas vis. Jeigu matysiu, kam tenais, kas yra lyderis, prie to neįsiu. Specialiai, žinai, aš su visais vienodai bendrauju. Kas mane prisileidžia? Nu, jin mama yra. Mama. Jin mama yra, tai čia... Dėl to jai tiesiog nereleitina. Nu. Žinai, dėl to. Jie nesuprant, kaip jin gali nebegerit, pavyzdžiui. Jo. Nu, jin 2 vaikus jau taip. Jis eina anksčiau mėgoti jaučia. Jo. Nori normalių pusryčių, negeria alaus pusryčiam. Jo. Ir visi nervuojas, nes nelinksmas. Kas čia Eglė darys pusryčius? Tai imk cigarą ir alaus. Kurus veiksti kavos išgersi ir einam repetuoti. Tai tu man minusą padėjai. Na taip, aš to humoro ir padėjau. Tai tu šiandien, žinok, gali netyčia neatsibusti. Eik, tau šūdinai jaučiuosi. Aš jau neatsibusti. Tiesiog erins iš oro. Bandysi terpti Man žiauriai pokalbį. galva yra dabar. Na, ko aš apvemsiu visus. Va dabar vėmiu. Jau viskas. Mes jau senai pastebėjom štai ir mes jau jinai manęs irgi prašė, žinai, pamokyt biškiuką. Ir vokalo mokytis pastebėjo, bet žinai, tarsi, jinai balsą turi tai žiauriai stiprų. Bet jį reikia biškiu paintonuoti. Ką čia reiškia? Kablelių nededi jinai nededi tašką, jinai nesustoja ties tašku. Jo, in toliau. O tai Eglija labai intonuoja. I love, yes, I do. Heal the walls. Spirit of my life. Make it a better place. Turiu gal teisę. Jau Eglės, ar jūs galite išeiti? Mes mėgoti norėsime jau. Jo. Prašau, išeikite. Teisinimas skamba, bet vis tiek. O pati Bernų labiausiai norėjo. Aha. Žiūrėk, ko aš šneka. Ką žinau, visus paleiskit 15 minučių. Tai nėra daug. O jis tiesiog į lauką nori. Tik tai tiek. Į ką pasižiūrėjai? Tai nėra daug. Daktinė Vilniaus pasižiūrėti. A, jis nori patūsinti. Jau špisai jau visi. Nu, aš čiūju, kad ne visi čia jį matė, galbūt ir niekas dar nematė. Jis ant stogo nori, man atrodo. Ai, gal jau. Jis tiesiog į lauką nori. Tie čia tūsin. Žmogus nepratęs, jis gamtos vaikas. Atės, uždarė. Čia yra pik pasigerims dabar. Jo, ir to žemyn. Kur tūsė būna huienai, papykini ir vis tada prasideda verkimai. Tada prasideda pykinimas. Verkimai, vėmimai pas kažką. Ačiū. Šį kartą. Aš žinau, galbūt jūs manęs nemėgstat visą kitą. Nu, aš jūs mėgstu ir ką. Jis čia personal blogą daros. Gali savo, kad tu gerai, kad labai patinki. Aš šiaip žiūriu, jos biški net pavydžiu, žinok. Aha. Gal gerti tiesiog. Jokių problemų. Ir žvengti. Dabar mėgausi su Rytutė. Visas naktis padrėt. Ar tavęs visos nori? Sakė, Rytutė mėgausi tam. Aš paklausiu, kur mėgausi. Bet man toks jausmas, kad didžiausias gauti komplimentą tai sunku yra. Kaip sakai? Aš taip kažkaip susidariau nuomonę, kad iš tavęs gauti komplimentą tai yra sunku. Iš manęs išgauti Gaudo, fishing komplimentą. Absoliučiai. Bet tu ne... Tai jau čia niekam niekad nesisakęs komplimentą, ne? Jo.
Tu čia nemėgsti, tu manęs nemėgsti jaučiu. Jo, o Dieve. Man toks jausmas, kad tu nemėgsti manęs. Nelabai, ne, aš tau Nelabai. Nu baig, Mino, tu fains. O tai kodėl tu niekada nesakai? Nu. Bet iš tavęs sunku jaučiu komplimentą gauti, ne? Nu, pabandyk dabar pasakyti. Bet kam iš šito kambario pasakyti? Komplimentą. Kaip italai sako, žinai. Estalamenteivas. Vėl tu ispaniškai. Nu vėl darai meksikonų serialą. Prosciutto, pizza, pomidoriuko. Pomidoro. My ex is crazy. Bet ką padarysi? Tam tai liūdna. Tegul bent jau jūsų gimtadieniai visada nusiseka. Jam liūdna, kad kažkoks gimtadienis. Jo gimtadienisgi. Šiandien jo gimtadienis. O kodėl jisai liūdži? Bet dažnai būna per gimtadienį. Pabiškai paliūdį. Man visada prieš gimtadienį ir po jo prieš gimtadienį labai liūdna būna. Ir per gimtadienį būna. Nes pasensti vienais metais. Kažkoks toks yra, biškai, žinai, kur tipo gimtadienis kažkoks. Nežinau, kad ir visi vat švenčia ir čia, žinai, irgi visi sveikino. Ir šventė, bet būna liūdėsėlis toks. Noriu liūdną statistiką pateikti, bet... Kad daugiausiai savižudybų per gimtadienį. Ir vasario mėnesį irgi daugiausiai. O mano vasario mėnesį gimtadienį. Double trouble. Aš turiu kokį 8% šansą mirti vasario 9 dieną visą laiką. Bet dar daug išsilaikiau. Nu, dar nedaug. Dar turiu žiūrėti. Tik nuo 20 prasideda šitą statistiką. Tai dar tik vieną gimtadienį pragyvenu. Ir taip net sunkiai. Ir tai sunkiai. Oi. Gaila rūlis. Ko jam buvo? Taigi visi ten žvengia kažką. Aš sakiau visada, čia mano bus paskutiniai žodžiai prieš mirtį. Ačiū už tiek. Bet labai liūna. Labai liūna. Taigi ir pasveikina viską. Jo. Bet būtų bet koks kitas žmogus nerūlė, žinai, dar galėtumėm, nu, tipo, žinai, pažvengtumėm, bet dabar, kai žinai, kaip baigės, taip atrodo liūna žiūrėti, kad atrodo, žinai, tada, ble, čia buvo ženklų, čia jau reikėjo, žinai, kažkaip atrodo, bet čia tik virš 20 metų. Jo. Aš akmenį parsinešiau iš lauko. O, tiek džiaugsmo. O kam to? Leidai į pievą, tai aš pirmiausia palakščiau, po to pasėmiau akmenį. Ją išleido į pievą, kaip karvę pasidenyti tiesiog. Pavalgyk. Jai patinka lakstyti. Jo. Tada ant stogo laksti. Nes jai nėra, kad atrodo, kad jai patiktų bėgioti, po jai lakstyti. Palakstyti kaip vaikui. Išsilakstyti. Šiaip labai miela. Jau čia galvoja dabar, blėt, pabėga. Ne. Eik, tu na, pabėga. Nebematau, pabėga. Ir paskui tai geris, nes vėlas aplink Akropolį. Protis įsutėrė. Arba įdėta į smegenis yra, žinai. Arba visi su tais apykaklėm metaliniam tokiam. Ne, Valinskis jos buvo nuvežęs į ligoninę, kad sučipuotų ir nepabėgtų. Jeigu pabėg iš karto su GPS susirenka. Ir bėga tą Donatą. Bėga, aš galiu greičiau pabėgsiu į mašiną, kokį įsėsi. Tik nori ranką iškelt tranzuot. Tik čia, Donata. Nebėgi niekur. Valinskas taip užausijas. Ateini čia, bandėjai pabėgti, nu blė. Atsiprašau, nebebėgsiu daugiau, nebebėgsiu. Gali akmenį pasiimti. Neberant, matai, panika jau kamerai, važiuok. Oi, kur yra? Ai, parbėg. Nukratė elektrą. Arba išsišyka, žinai, varė pašyk. Jo, žolės rankas trina. Nes neleid šyktą. Panagu dar šūdą. Neleidži. Neleid šykti viduj.
Dėl to jinai sako, aš lakstyt mėgstu, paleidžiu. Greito. Aptriedė kelmą. Ir bėgas Ir gal. taip, kaip niekur nieko. Greit pasimatė. Niekas šūdai mums nebus nejuokinga. Susirink. Esi mačius tą video. Kur filmuoji benamį. Jis ein, nusimovė kelnes, pradėjo šikti ir sako, susirink šūdą. Ką čia darai? Tai susirink šūdą. Jis turėjo ir pasiėmė šūdą. Ir išsinešė. Nesimatė. Kažkoks girdėtas, aš daug mačiau kučiuką, bet jaučiu, kad šito nemačiau. Susirink. Ką čia padarai, Donata? Susirink. Turi neištas. Žikšlį. Į Akropolį per visą akrą. Turi pranesinėti. Prie ledo arenos žikšlėlė iš. Lidl. Kur aš eisiu šiandien? Lidl. Lidl, paremkit mumis. Kaime svajoju apie jūrą. What the fuck, jie repetavo visiškai kitą, vaidai. Čia gal apšilimas. Ir tada kaime svajojau apie jūrą. Mes su broliu vaikystėj dainuodam kaime svajojau apie vyrus, apie jų bybius. Ir viskas. Nu, žinai. Čia toks prikolas buvo. Nu, tai bet juokinga šiaip. Juokinga. Toks va. Something stupid like I love you. Aš savo padariau. Aš geriau už visus padariau. Man nebereik daugiau. Aš Pizza. Ir dabar minusiukas. Tik prašau, niekas nesupykit. Žinau, kad aš labai nenoriu to dėti. Čia, aišku, daug kas galėjo įtarti šitą dalyką. Čia dar papildomus pliusus galima, man atrodo, dėti kažkaip. Prašau, nesupykti tas žmogus, kuriam aš tai padarysiu. 5 pliusus tai padarė. Iš tikrųjų, man yra sunku ir ypač jau antrą kartą. Tai nieko nebekeičiau. Tai va, iš tikrųjų žmogus yra nerealiai fainas, nerealiai linksmas ir galbūt... Apsiginimai čia gal ir savo. blogai padarysiu, bet... Bet jinsi kiekvieną kartą, jinai, matai, kaip pirmą kartą jinai verkia, kad reikia dėti kažką minusą. Aš labai atsiprašau, dabar tokia... Aš tikiuosi nesupyksta manęs, nesupykita manęs, sorry. Ir padėt. Ir tada trečią kartą, jeigu kitam bus... lygiai esu. Jo, trečią kartą, jeigu bus hebra, nesiparinkit, gročia. Tu sėdi, bet tu nesiparinkit. Šou biznis yra šou biznis. Čia taip vyksta dalykai. Rūliai, ritai. Ritai. Rūliai. What? Žiauri keista, kad jį čia. Man žiauri keista, gal kažko neparodė apie jį. Pizzer, jam taip liūdna dabar. Man tai eiktų, man jau belia kaip gaila dabar. Paprasčiausiai reikia, kažkam padėti. Nu, blemba, žinok, aš jaučiuosi sunkiau, jeigu mane išrinktų tenais įvadėliau tuos visus, jo. Bet jis neiškris. No chance. Jeigu atsimeni, nemanau, kad iškris. Aš jį labai gerai atsimenu. Tai va, manau, kad ne. Negali Rūlė iškristi. Nors Rūlė šiaip mažai labai dainų turi savo. Eitų, na, aš negaliu, aš taip apsirgsiu, kaip rodo, tai... Labą, mamčių, ką veikit? Rolandai, baigi baigti. Ką? Baigi baigti. Tai jau ką aš tam darau, nieko nedarau. Rolandai. Nu. Nes matė, ką geri. Arba užbaigi baigti. Su gimimu yra Rolandėlė. Nu, čia aš. Bet prašau viskas baigti. Imtis darbų. Aš tave mačiau, aš dabar per tave neinu miegotas, dabar žiūriu televiziją. Nu ir kaip ten atrodė? Gerai. Prisišykė biškį nelabai. Kas šis sesė? Šaunuolis. Šaunuolis su šaunuoliu, žinau. Ai, nu tai žinai, nu tai mano mama tai visai brambė nemano, taip, nu, žodžiu. Ar draugė čia? Ne, draugė. Ką? Ne, viskas gerai. Ne, tai sakyk tiesą, nu, prisišykau, nu gerai, prisišykau. O tu čia prisišykai? Ai, dar nepamenu dabar. Tai geriam ten, nesąmonė. Atsimenau. Gerai, ten tau tie draugai įvaizdį sudarė dainos ir... Jo, gerai, tikrai. Aš šitas dar... Žinok,
žiūrėti. O šitą kaip ta karvė pamelžėt ar nepamelžėt tą Jesu, karvę? ta žibutė ta taip gyva tebėra. Nu, nes aš išvažiavau, galvau, jau nebepamatysiu. Jau vos tą kojykę papešlubavo, tenais Karvutę, gali tą savo jau. karvutę. Nekel, bahursiu. Ne, Janu ten jau. Tikėja, kad kažkam kelias. Dar daug pizdą palaižytam save, tai tikrai ne. Dar ant remiškio veido atsisės. Nu, tai pažiūrėsim, kaip prisiskambins. Neegzistuoja ten žodis toksai kaip laikas. Gyveni, elektros šviesa ir noris išeiti, aišku, kur nors. Belė kaip sakau, kad nėra Jo, langų, tas net pisa per belė kaip smegenis užpis. Tu išprotėtum, nu kalėjimas. Kalėjime net langiuks. Jo. Bet tai jūs patys savo norų Nu, jo, bet aš negalvojau, kad... Norėjau pasakyti, kad vežėkit, jūs pasakykite į kamerą, kad jūs patys savo norų čia pasirašėt, ką mes sakyk dabar, Kęstuti, sakyk dabar, kad pats savo norų emu ir geriu dabar. Sakyk, kad pats noriu emu ir geriu. Nieks tavęs negirdė. Jo, pats noriu ir geriu. Nu. Daug. Ką tai šarman? Su aliuku. Padainuok davai ką nors. Oi. Kad mano balsas žmogus užkimės. Nu tai tau garsiai nebuvo. Jezu. Tavo faino dangė šiaip. Aš jau dabar ką man nori? faino. Kokią dainytę? Mano balsas iškimęs Ką tu dabar. padainuot, Nu mažuti, kažką ką? tyliai, gerai. Pasiėmė gitarą padainuos. Žiūri fotki. Kažkokia. Savo paso Savo nuotrauką. draugės. Blemba, liūna. Šiaip labai įdomus interakcionas šitas yra tarp jų dviejų. Kad dabar jam dainuoji. Nes visi aliasą žaidžia. Jo. Jis atėjo pas Dangį kamerą, galima padainuoti. Prašau. Ir jie kažkaip labai fainai, kad jie suprato. Aha, Kitą, ir aš tu tiesiog, padainuosiu. Gerai. Nes aš dabar ateičiau. Man, jo, gali man padainuot, ką nu. A tu devilės? Ką tu čia kurva, tu viskas gerai su galva. Nebesvaig, ble. Eik, eik išsimiegosi. O jeigu aš mirinėčiau ir mano paskutinis noras būtų? Kad aš padainuočiau? Kokią dainą dainuotum? Ten, kur leidžiasi saulė aukštai. Tavo namai, jau ne mano namai. Čia aš numirčiau anksčiau laiko. Myliu. Turbūt aš tave myliu, kažkoks keistas jaudulys dabar. Mano krūtinima meilė. Tortą valgyti reikia. Fu. Nenoriu saldžiai. Jiem atvež vieną kartą į mėnesį papildymą Jo. ir jau Čia verskitės. galim lašinį pjauti. Tu lašinį nemėgsti. Aš ir nemėgstu. Bet tokia neįpatinga. Rimiškiui lašinį palikit. Tai ką jis valgys žmogui? Jis jau čili pizzas tikrai Tik nevalgys. Tik lašinį. Ir cibulis šalia. Ir viskas. Čili pizza dosis Rimiškis sakys, kas šiablė. Galbūt su Donata labiausiai. Nesutarim. Geriausiai taip jaučiasi, taip prasme. Donata. Šią myliu. Aš vis toks po šitose. Iškart. Oi. Tokį. Wow. Va čia yra seksualiausia, ką vyrs gali būti. Nupiešk mane kaip vieną į savo prancūzių pozą. Išnarinti turi, kuo labiau išnarinį petį, Jo, tuo geriau, ne, turi daugiau taip. raumens turi. Au, atrodo. kurva, pačiam vos. Jau žvilgsniai. Važys 100%. Tu jau čia ne viską atsimeni, kas su kuo romanavo. Ne. Oi. Ai, nepalėtėt, kažką išaiškin. Bet jau čia... Bet jau čia yra. Šiandien pas jūs ateis nauja dainavimo mokytoja, kaip minėjau. Nu, nes tavo vokalistą atleido. Suprato, kad jau nelabai ten jisai. Bam, 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 darykit, bam, bam, bam. Ką čia dar tau duot, palauk kokį? Jo. La, la, la. O, Lapkauskaitė. Jeigu sudreba tik galė, frazės šis failai. Pirmą Žemytis, kartą ne? matau. Nežinai tu jas? Nu, taip. Čia mokinukių. Mokinukių įkūrėja. Ar jau gali dainuoti? Jo, visada. Nu, taip. Visada. Dar. O tai,
Bet aš nežinau, kaip čia reikia. Le nejauku prie visų. Dar jis reperiukas Jo, yra, jam jo. nereikia. Vadinam, jis kartais eina į lūpas, kartais eina per daug į nosį, bet kada mes įsižioja dainuojam, jis turi ten skamba, kur ir turi skambėti balsas. Supratai? Ir. Negirdėjau. Nežinau čia. Jam repą reiktų, nebūdavo gal tais laikais, repą buvo, blėt. Pabandyk visai pečių, jėgi ant pečių, duok jam per sprądą. Aš čia mokinu, jo. Čia nainė. Blėt, jaučiu, kaip jam nejauku, dar jos čia vaikšto, jos tai tada buvo jau pizda. Na ir šiaip mokinukė, nu tipo, rūlė kažką. Nu tipo, kam rūliai mokinukė pavauku atrodo, žinai. Suderintas instrumentas. Man per muziką tai būdavo. Kur, ką čia girdžiu? Ką čia girdžiu? Tu būdavai. Kristupai, tylėk dabar. Ir 3-4. Ir gražiausiai. Gerai dabar. Gražiausiai. Pradėjo laužyti. Eglėje yra ramesnė, jai erzina tokie dalykai, kaip jai gyvenimas čia erzina, man atrodo. Nu, sakiau, ką motina. Pretenzijas, kad man mažiau triukšmaukit, mažiau tas. Aš sakiau, kad taip yra. Visiškai. Mažiau triukšmaukit, pasidėt. Taip ir turėjo būti. Geras, visiškai taip pat. Suplaukit indus. Valins nepaskaitė. Suplaukit indus. Sakau, dėl to visi ir gavo minusus. Mama, žiūrėkit. Nu. Pradėjo priekaišti. Taip, priekaištai tokie. Mama yra, jo mama. Matai? Žinau, aš čia tokiu, reikia kažką susitarti dėl tvarkos, nes taip negali būti. Nu, o jie 18-liniai pajebat visiems. Plaunasi pakankamai. Pakankamai, pažiūrėk. Ar čia reikia įmest? Lieka. Nu taip. Nu taip Nu, negali. ir vienam pisprotų pasisadinusi. Aš, pavyzdžiui, negaliu ryte atsikėlus žiūrėti tokį bardaką. Ir atsikėlė anksčiau negu visi. Jo. Sakau, jie nori greičiau užsimesti, kad jie ramiai būt galėtų. Kad galėtų tūsin. Tik Julijai patinka vienintelį, kur irgi. Jo, Julija tokia pati, yra kaip dukra, žinai. Tai visi pripratę namuose mamytės, viską sutvarko. Na tai va čia labai viskas easy. Keista, kad jos anksčiau neišbalsavo. Vieną gyvenam didžiulį. Gal kai vien mergos buvo? Šiaip jam patogu buvo mergom Jo. jaučiu. Bet šiaip keista, kad tik po balsavimo parodo. Galėjai Kodėl iškart, balsavo. jo. Aš net neturėjau laiko, kada susidaryti nuomonę tokią apie ją. Mergos biški tvarkingesnis. Čia Bachūrai Vilniaus sujaukė. Akropolyje yra viena vieta, kur einantys kelių žvaigždės gali sutikti ne konkurentus, bet paprastus žmonės, esamus ir būsimus gerbėjus. Čia alaus darykloje restorane Bravarija. Įsivaizduoja, sėdi, valgo. Jo, ir pas jas eina. Ir visi galvoja, mes Jo. sustavomės, viskas on top. Ir eina pas ją sveikinti, žinai, ir jie tokie, oh my god. Jo. Kad Vilija, aš irgi netikėjau. O jinai sakė, jinai paėmė lapiukus, pasisplėšė savo ir ištraukė tą mano numerį. No Bet chance. jinai galėjo ne No kitą chance. numerį dar pertraukti, galėjo. Nes jeigu būtų netyčia per fuksą ištraukus Donatą kokią, tikrai būtų kitą pertraukus. Čia yra... Nu, supratau. Čia yra viskas toks dalykas, aš galiu pasakyti. Yra grupės. Tai aš supratau. Ne, tai aš supratau. Aš viską matau. Taip, yra grupės tiesiog. Yra favoritai ir yra nes. O jūs vieną po kitos sodins. Taip. Jinai, Julija, dar Nors kažkas. jūs patys fainiausi žmonės. Nu ką, kitą savaitgalį... Gerai, tu sakyk. Ačiū, kad žiūrėjot, ačiū už 100 000 peržiūrų, kaip visada. Na, aš norėjau pasakyti, kad kitą savaitę pamatysim, kaip kariauja dėl išlikimo Eglėje su Rūle. Nes dabar sužiūrėjom tik, kaip jie gyvena. Jo, mes Team Rūle jau čia esame, ne? Išlikimo Jo, vakare. aš pilnai Team Rūle, už Eglėje, ypač dabar, ką parodė. Tai tegul varo neįmanoma namo ginti, tegul ir varo namo tegul pas vaikus, tai jo. jiem tegul ir aiškinti, karoči. Čia Jo. neberuošti. Nebenervuok Eglėje. Nebenervuok visų. Ir varyk namo. Ir manau, kad jinai ir varyk, žinok. Tai jo, 100%. Jo. Taip pat dar norim pasakyti, kad ateitumėt į K2 klubą, visą laiką pažiūrėti komedijos, bus ir mūsų
turas čia, lapkričio 18 dieną. Taip, čia pasirodome Vilniuje, galite užeiti ir į Open Mic'us, kur galite pasižiūrėti, kaip mes ruošiame savo turą ir bandome bairius ir ateikite šiaukeisus ir visus kitus renginius komedijos. Čia, man atrodo, ir vyksta didžiausi komedijos renginiai. Taip. Kadu Comedy klube. Kadu Comedy klube, ateikit. Tai ir viskas, turbūt ačiū, kad žiūrėjot, ateikit pas mumis į turą, spaudžiat like, subscribe, comment ir ačiū 100 000 peržiūrų. Yes. Viso gero. Viso gero.